Sveiki visi. Pastarosiomis savaitėmis finansų pasaulis tiesiog virte verda, kai vienoje pusėje matome istorinį aukso ir sidabro bumą, kitoje panika kripto rinkoje. Bet ar verta panikuoti, galėsite nuspręsti peržiūrėję šį video iki pabaigos. Pradėkime nuo aukso, kuris šiais metais tapo tikru pasauliniu reiškiniu. Jo rinkos kapitalizacija pirmą kartą istorijoje viršijo 30 trilijonų JAV dolerių, o kainos nuolat siekia naujas rekordinės aukštumas. Visame pasaulyje auga susidomėjimas fiziniu auksu. Žmonės eilėmis stovi prie juvelyrikos parduotuvių ir prekybos taškų, siekdami apsaugoti savo santaupas realiu turtu. Tuo pat metu sidabro rinka išgyvena panašią karštinę. Indijoje ir Londone fiksuojamas sidabro trūkumas, o kainos pakilo iki aukščiausio lygio per daugelį metų. Indijoje dėl šventinio sezono ir augančios pramoninės paklausos atsargos ištuštėjo, o Londono sandėliai susiduria su precedento neturinčia įtampa. Šių dviejų tauriųjų metalų brangimas atspindi platesnę pasaulio tendenciją. Investuotojai vis dažniau renkasi auksą ir sidabrą kaip saugų prieglobstį nuo infliacijos, geopolitinės rizikos ir valiutų nuvertėjimo. Kol auksas ir sidabras išgyvena tikrą pakilimo karštinę, kriptovaliutų rinka patyrė didžiausią nuosmukį istorijoje. Vos per kelias valandas iš jos išgaravo apie 1 trilijoną JAV dolerių rinkos vertės, kai investuotojus apėmė panika ir prasidėjo masiniai pardavimai. Bitkoino kaina smuko iki maždaug 107 tūkstančių dolerių, o paskui pratęsė kritimą iki 103 tūkstančių dolerių. Nors dar visai neseniai buvo viršys 126 tūkstančius dolerių ribą. Ethereumas nukrito iki 3,5 tūkstančių dolerių, o XRP trumpam prarado apie 50% vertės ir priartėjo prie $50 ribos. Toks kontrastas puikiai primena seną investuotojų posakį. Būk atsargus, kai kiti godus, ir būk godus, kai kiti bijo. Istorija parodė, kad rinkos emocijos dažnai keičiasi vietomis. 2020 metais, kai auksas pasiekė savo kainos viršūnę, dalis kapitalo netrukus persikėlė į kriptovaliutų rinką, kuri sukėlė didžiulius augimo ciklus. Ar šį kartą bus kitaip? Dar pamatysime. Tačiau žinant, kiek teigiamų naujienų laukia kripto sektoriaus, nuo reguliavimo iki naujų ETF fondų ir realaus turto tokenizacijos, galime manyti, kad istorija gali ir pasikartoti taip pat kaip ir ankstesniuose cikluose. O dabar ir pereikime prie kripto naujienų. Pradėkime nuo Bitcoino. Forbes paskelbė, kad Donaldas Trumpas tapo vienu didžiausių Bitcoino turėtojų Amerikoje. Jo ekspozicija į Bitcoiną daugiausia per Trump Media siekia daugiau nei 870 milijonų dolerių. Ir tai nėra atsitiktinumas, nes ir naujasis Trumpo iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė tiesiai: mes einame dideliu žingsniu į skaitmeninius aktyvus. Institucinis įsitraukimas matomas ir skaičiais. Per trečią šių metų ketvirtį viešai listinguotų įmonių turinčių Bitcoino išaugo beveik 40% iki 172 bendrovių. Iš viso jos valdo daugiau nei 1 milijoną Bitcoinų, kurių vertė viršė 117 milijardų dolerių. Tai milžiniškas pokytis, nes prieš keliarius metus tokių skaičių rinkoje tiesiog nebuvo. O dabar apie Ethereum. Čia įvyko istorinis momentas. Butanas tapo pirmąją pasaulio valstybę, kuri paleido nacionalinę skaitmeninę tapatybę ant Ethereum tinklo. Ceremonijoje dalyvavo pats Vitalikas Buterinas ir Ethereum Foundation vadovė Aya Miyaguchi. Tai ne šiaip PR projektas, tai signalas, kad valstybės jau pradeda pasitikėti viešais bloko tinklais. Toliau turime videoklipą su BlackRock vadovu Larry Finko, kuris atvirai pareiškė: mes esame visų turto klasių tokenizacijos pradžioje. Pasižiūrim. What do you mean by digital?
I do believe we're just at the beginning of the tokenization of all assets, from real estate to equities to bonds across the board. It's very loud here. It's very loud, but it's good. Capital's at work. I really like that. I love capital at work. Yeah. There's $4.1 trillion of money in city globally in digital wallets. A lot of that money is outside the United States. If we could tokenize a ETF, and digitize that ETF, we could have investors who are just beginning to, invest in markets through, let's say, crypto. They're investing in it, but now we could get them into the more traditional long-term retirement products. So we look at that as the next wave of opportunity for BlackRock over the next tens of years, as we start moving away from, traditional financial assets by repotting them in a digital manner, and then having people stay in that digital ecosystem. They can have their cash, and we have the largest cash money market fund that's tokenized called BUIDL. Our Bitcoin IBIT is now over $100 billion. I know, from nothing not that long ago. Around 2 years ago, zero. Yeah, I know. Well, you weren't always a huge proponent of crypto, as we know. Yeah, I love it, but I grow and learn. I heard you say that on 60 Minutes. I did. Yeah. Jim? Ir tęsiant temą apie tokenizaciją, Robinhood platforma, kurios Europos būstinė yra įkurta Lietuvoje, paskelbė, kad tokenizavo 500 JAV akcijų ir ETF-ų ant Arbitrum tinklo, leisdama ES vartotojams prekiauti šiais turtais 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, be tarpininkų. Tai realus pavyzdys, kaip tradiciniai vertybiniai popieriai tampa skaitmeniniais. O kad kripto integracija tęsiasi, matome ir iš šios naujienos. S&P Global paskelbė apie naują kriptovaliutų indeksą, kuriame bus 15 kriptoaktyvų ir 35 su šia industrija susijusios akcijos. Tradicinės rinkos ir kriptovaliutos vis labiau susilieja. Bet tikrasis infrastruktūros lygmens žingsnis į priekį vyksta aplink XRP ekosistemą. Ripple paskelbė apie $1 milijardo vertės G-Treasury įsigijimą, įmonės, kuri jau 40 metų kuria korporatyvinių iždų valdymo sistemas. Šis sandoris iš karto atveria kelią į daugiatrilijoninę korporatyvinių finansų rinką ir leidžia Ripple pasiūlyti įmonėms visiškai naujus sprendimus, nuo užrakinto kapitalo įdarbinimo per repo rinkas iki realaus laiko tarp valstybinių mokėjimų 24 valandas 7 dienas per savaitę. Be to, Ripple pasirašė strateginę partnerystę su Absa Bank Pietų Afrikoje, kad banko klientams suteiktų galimybę saugoti ir valdyti tokenizuotus aktyvus. Kitaip tariant, Ripple dabar ne tik perveda pinigus, bet ir valdo visą infrastruktūrą, nuo saugojimo iki likvidumo. Dar viena naujiena, į priekį eina ir Stellar XLM ekosistema. SEC pirmą kartą įtraukė XLM į HDX Nasdaq Crypto ETF, pirmą institucinį tiltą tarp Wall Street kapitalo ir $61 milijardo vertės tarp valstybinių mokėjimų sektoriaus. Tuo tarpu Europoje WisdomTree išleido fizinį Stellar Lumens ETP su tikeriu XLMW, kuris prekiaujamas Šveicarijos akcijų biržoje SIX, Euronext biržose Paryžiuje ir Amsterdame bei Deutsche Börse etc. platformoje. Matome, Stellar XLM taip pat tampa prieinamas per tradicinius investicinius kanalus. O dabar pasižiūrim, ką IMF direktorė kalba apie pinigų ateitį. But generally you tell them to embrace it? I'm telling countries, accept reality. Fiat money is moving digital. The developments in crypto, both unbacked and backed, they're happening with exponential speed.
So yeah, you can try to lock your country away from this. Good luck with it. So yes, I'm telling my members, understand it and then decide for yourself how you're going to operate in this world. But do not close your eyes to reality. O patvirtinti tai, ką jis sako, turiu dar keletą naujienų. S&P Global Ratings kartu su Chainlink Labs pradeda teikti savo stabilių monetų stabilumo vertinimus on-chain, naudodamėsi DataLink technologiją. Kitaip tariant, DeFi protokolai nuo šiol galės realiai naudoti S&P rizikos duomenis savo išmaniuose kontraktuose. Tai milžiniškas žingsnis link to, kad decentralizuoti finansai taptų instituciniu mastu patikimi. Prancūzijos banko grupė ODDO BHF paleido euro užtikrintą stablecoiną EURD. Tai pirmasis tokio lygio MiCA atitinkantis euro stablecoinas, išleistas tradicinio banko, o tai rodo, kad net konservatyvūs Europos finansų gigantai ruošiasi skaitmeniniai erai. Sony taip pat žengia į finansų pasaulį. Bendrovė pateikė paraišką dėl nacionalinio banko čartijos Amerikoje, siekdama leisti dolerio stablecoinus, valdyti rezervus ir teikti kripto saugojimo paslaugas. Tuo metu Nigerijos centrinis bankas paskelbė, kad iki šių metų spalio 31 dienos pilnai pereis prie ISO 20022 standarto visose mokėjimų sistemose. Šis žingsnis atvers kelią moderniai tarpvalstybiniai infrastruktūrai ir glaudesniam ryšiui su pasauliniais mokėjimų tinklais. Toliau, Japonijos didieji bankai, tokie vardai kaip Mitsubishi, SMFG ir Mizuho, ruošiasi išleisti stabilias monetas, kurios bus naudojamos komerciniuose atsiskaitimuose. Tai esminis pokytis šalyje, kurioje tradiciniai bankai visada buvo atsargus technologijų atžvilgiu. Ir galiausiai kriptovaliuta žengia ir į realų pasaulį. Abu Dabio oro uostai kartu su Al Hail Holding ir XR pradeda pilotinį projektą leidžiantį atsiskaityti kriptovaliutomis Zayat tarptautinėme oro uoste. Tai ne tik patogumas keliautojams, bet ir žingsnis siekiant remti Arabų Emiratų skaitmeninės ekonomikos tikslus. El Salvadoras irgi nestovi vietoje. Šis paskelbė planus įkurti pirmąjį pasaulyje Bitcoino banką, kuris veiks šalia jau egzistuojančio Bitcoin Legal Tender modelio. Tai dar vienas signalas, kad kripto šiai šaliai ne eksperimentas, o strateginė kryptis. Ir šiandien viską apibendrinsim šiuo video. Pasižiūrim. I think what's happening right now is remarkable historically. Maybe the railroad technology of the 1880s had as much policy-led support as this does. I've never seen as much policy supported support for innovation. Even I was around in the 1990s during the first wave of the internet when Congress passed some important legislation that was Republican-led, and the White House, Democrat-led under President Clinton, worked very, very well together. And together they developed a do no harm policy for the early internet, and that was really important. And yet, as forward-leaning as that was, this is even more so. And so I think you're going to have a lot of building of infrastructure, of L1s, L2s, L3s, and the crypto. As your listeners may know, those are the base layers of these blockchain buildings, and then the applications that are built upon that. But then also financing for this technology, because it does require a lot of capital to build it. So all of that is going to take place. Now, even with that policy-led support, that doesn't rule out there might be, and there very well might be, a bubble in prices, and we could have a bubble bursting, just as it did during every technology revolution. You know, the railroad era of the 1880s ended in, I think it was
1897 with a major crash as big as the Depression. And the same could happen. But interestingly, when that crash happened, nobody tore up the railroads. Right. Nobody said, that's it, we're done with railroads. The railroad innovation went on. And railroads, we don't use them much anymore, so we don't realize how important it was. The United States was a series of regional economies until the railroad came. We were not a national economy. And we were not a national society because it was the railroad that brought the telegraph, that we could first read about things happening outside of our regional area. The railroad was fundamentally transformative technology that turned the United States from a series of regional economies into the greatest unified economy the world has ever known. Europe is still trying to get the type of economic unity that we achieved a century and a half ago. And so the railroad was very, very important to the United States. And it came with bubbles and busts. And I believe we will have bubbles and busts in this innovation. And when the inevitable bubble happens, there's going to be people out there saying, see, I told you this crypto stuff is bad. No, it's not the crypto stuff is bad. This technology is as important as we believe it to be. It's just that sometimes the valuation gets way ahead of the results. And I think there's always a chance of that, but it doesn't undermine how important this technology is. Taigi šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais. Nepamirškite pakomentuoti ir iki pasimatymo kitą kartą.